Sveiki visi. Pradėjom statyti tokį nedidelį namuką gražiam Pušyne. Tai pabandysiu įkelti trumpų video eilę, kaip mums sekasi statybos darbai, kokie klausimai, kokie nenumatyti mazgai atsiranda ir kaip mes juos sprendžiam. Tai kol kas esam pasidarę pamatą, grįžtiniai poliai rostverkas. Dabar užsipilnėjom tik smėlę ir jau galėsim vežtis blokelius. Tai kol kas ką dabar čia įsisprendėm, tai nedarėm stoginės vieno iš rostverkų, kad galėtų privažiuoti mums techniką, privežti medžiagas ir iškrauti. Po to turėsim kraną pasistatyti, kad sumontuoti perdangas. Tai šitą rostverkėlį stoginės pasidarysim paskutinių betonavimus, viršutiniai žiedai stogo. Čia va sandėliukas stoginės ir bus stoginė. Mašina stovi. Dalinai stoginė. Ten atrodo, kad rostverkas įleistas giliau žemyn, bet ten iškelsim pamatinį putplastį, membraną ir gruntas atsirems šiek tiek aukščiau negu grindys, bet ten nėra langų iki grindų. Tai pavyks išsaugoti visus medelius ir natūralų reljefą. Tai reljefas beveik nesikeis. Tai kol kas tokie reikalai. Dabar užsisakinėjom perdangos plokštės ir armavimo tinklus betonavimui, kad mums nestotų statyba ir artimiausiu pradėsim mūro darbus. Tai jeigu kiltų klausimų, galit klausti, pabandysiu atsakyti.